Zdarova, šiandien papasakosiu, kaip tapti BMW fanu 2025 metais. Visų pirma, kad tapti BMW fanu, tu turi gimti BMW fanas. Jeigu tu žiūri į Audi ir ji tau graži, tai reiškia paspausk laiką, subscribe ir lauk videoso apie tai, kaip tapti Audi fanu. Tas pats galioja ir Merso fanams. Einamiausi BMW modeliai 2025 metais. Jie 46, jie 60, jie 61, jie 90, jie 91. Jeigu pavyko užsienyje pakelti fanieros, tai jie 92 ir kartais F-kes. Nakleikės ant langų. Čia yra vienas iš pagrindinių ir pigiausių aksesuarų, kuriuos BMW fanas privalo turėti. Nakleikės iš mytų, dragų arba tiesiog Norbe Films nakleikės. Kas nežino Norbės, tas ne BMW fanas. Numerių rėmeliai. 2025 metais patys einamiausi BMW fano numerių rėmeliai yra: Mamai pasiskųsk, jie išsiskiria savo M-kiniu ženkliuku ir skambiu užrašu. Kai tave nubaudžia jie 60 nuo šviesoforo iki šviesoforo, gali jau skambinti ir skųstis mamai, kad pralaimėjai. Lipas arba kitaip apatinė lūpa. Kuo mandresnis lipas, tuo daugiau respekto. Tai prideda bolidui agresijos ir galimai greičio. Tuningas visada išskiria tave iš kitų, o būti išskirtiniu yra BMW fano numeris 1 prioritetas. Ratai. BMW ratai yra svarbiausias dalykas. Su palangėm ir ne mažesni nei 18. Tas pats kaip su mergytėm, svarbu priekį ir gale palangės būtų ir ne mažiau 18. Chip tuning. Be griežto čipo tu net nesiskaitai, kad esi BMW fanas. Tu esi tiesiog feikinis fanas, galbūt tu esi koks nors Renault fanas, bet taip gyvenime atsitiko, kad esi šeimoj popadinis ir mergytė sakė išsiskirs su tavim, jeigu nevairuosi BMW. Karoče, važiuoji pas garažinį ir pūti čipą. Instagramas. Kaipgi be šio nuostabaus lipduko ant lango. Tugi nori, kad visi žinotų, kas vairuoja šitą nuostabų automobilį. Todėl Instagramą užsiklijuoti yra būtina. Tu esi labai visiems įdomus kaip ir tavo mašina. Mergytės lydosi ir ieško šio automobilio savininko. Tam ir yra skirtas tas Instagramas. Kad mergytės lelytės tau rašytų ir prašytų pravežti su BMW. Dar gali užsidėti telefono numerį, asmens kodą, banko sąskaitą ir savo adresą. Aparatūra. Iki šiol dar išliko, kad svarbu yra ne tai, kas groja, o kaip groja. Todėl dedamas kuo didesnis subavykas ir kuo daugiau vatų stiprekas. Visais laikais buvo ne žodžiuose esmė, o langų drebėjime. Kvapukai. Kuo daugiau eglučių, tuo daugiau kvapučių. Čia kaip kebabas su miksu. Prideda į padažą daug visko ir nesvarbu kaip gaunas, svarbu gaunas. Jeigu babkių yra, tai dedi ritualsą. Kai ritualsas baigsis, gali net nekeisti plokštelių. Svarbu kabėtų medinis prabangus ritualsas. Tikėjimas. Kryžius ant veidrodėlio privalomas. Jeigu tu netiki, tai pradėk tikėt. Kas tau padės, kai guldysi spidaką autostradoj? Tik Dievas. Čekai. Kuo daugiau degančių čekų, tuo didesnis tavo BMW fano levelis. Jeigu pas tave ant skydelio nedega nei vienas čekas, tai galimai ten tiesiog jau nėra lempučių. Jos buvo išimtos praeito savininko. Tiesioginis išmetimas. Jeigu tavo išmetimas naktį neprižadina kaimynų, tai veš pas garažinį ir sakyk, kad normaliai padarytų. Turi baubt ir šaudyt popcornas. Dabar tu žinai, kaip tapti BMW fanu 2025 metais. Sėkmės tau. Laik paspausk ir subscribe karoče. Palauk, skambina žmogus, kuriam vakar pardaviau ledinį BMW su pusė lemo ridos, ką tik nuo tralo. Bazaras nedažytas ir nedaužtas. Su flakonu neprapūstas. Alio. Tu visai neužiū viską, sakysi pitukas įbanas, tai na, gali surasti suką, o dabar aš tik zajavus pitukas įbanas.